Sveiki visi. Keliaujant po Italiją, buvau atradusi tokį sūrį, kurį visos kelionės metu valgiau. Tik tą vienintelį sūrį. Ir jo neteko niekada rasti nei Airijoje gyvendama, nerasdavau prekybos centros, nei grįžus čia į Lietuvą, niekada neteko niekur sutikti šito sūrio ir rasti, nusipirkti. Bet dabar Maksimoje yra itališko maisto mėnuo šį balandį ir aš radau šito mano mylimo sūrio, Stracchino pavadinimu. Ir šitas sūris yra labai skanus, tiesiog tepti jį ant duonos ar ant krekerių, jisai toks kreminis, tepamas ir aš jums parodysiu, kaip lengvai ir greitai pasigaminti salotą su juo. Šitas salotas vadinasi caprese ir jos taip normaliai Italijoje yra gaminamos su mozzarella, bet nežinau, mums paragavo šito sūrio, tai mozzarella nuėjo į antrą vietą. Tikrai labai skanus sūris, kreminis toks, minkštas ir tikrai vieną kartą paragavus norėsi dar. Tai va, supjaustau pomidorus, realiai tinka bet kurie pomidorai, kokius turit. Tai va, aš tiesiog per pusę juos supjaustau ir išdėlioju lėkštėj. Sūrį dėsiu per vidurį. Tai va, šitaip jisai atrodo, labai toks minkštas ir kreminis. Toks primenantis lietuvišką kreminį sūrį. Tepamas sūrelį iš tikrųjų jo panašus, bet šitas labai skanus. Tai va, taip per vidurį aš dar jį truputį įpjaunu. Tada uždedu šviežius baziliko lapelius. Šviežius bazilikas, arba jeigu neturit šviežaus, galite ir dėti ir džiovintą. Čia irgi labai tinka. Taip tiesiog, kad atrodytų gražiai. Tada truputį druskos, bet druską beriu tik tais ant pomidorų, nes sūris, gan sūrus, tai tiesiog truputį ant pomidorų ir pipirų. Jau galima ant visko. Ir aišku, alyvuogių aliejaus. Greitos caprese salotos su Stracchino sūriu. Šitą salotas valgysime, aš esu jau pasiruošusi skardą su šviežiai kepta natūralaus raugo sourdough duona su sūriu. Tai šaunu į orkaitę, kad truputį paskrustų ir pašiltų ir tada ant jos tepsim sūrį ir dėsim pomidorus. Tai va, duona paskrudo, tokia traški ir skani, tai dar čia pridėjau serrano kumpio ir alyvuogių. Tai tiek, mes tada skubėsim ragauti ir tik dar norėjau pasakyti, kad šį sūrį galite rasti ne tik didžiųjų miestų Maksimoje, aš šį sūrį radau ir Biržų Maksimoje, mažoji Maksimoje, tai va, tai ieškokit šito sūrio, o mes einam valgyti. Pasaka. Iki.